Studentė ieško papildomo darbo. O. Ir užpakalio nuotrauką. Va taip, tuoj, tarčiai. Na, pavyko? Taip, pavyko. Gerai. Tuoj mes įsūdysim. Žinai, tos ne visada kelia damos. Žemyna, 24 metai. Puikus vardas. Studijuoja ir dirba. 1,75 m. Esu protinga ir charizmatiška. Bet sunkiai pakelia. Pagal ką jūs vertina protą, man to? Protinga ir charizmatiška, tai reiškia IQ? Nu, jį pati galvo, kad yra protinga mergina. Charizma. Žiūri filmą, supranta. Su charizma mergina, ne? Žinai, kad ne charizma turėtų būti charizma. Bet taip man sakė, aš nežinau, ar tikrai. Charizma. Mušina. Алло, labas vakaras. Labas vakaras. Bože, какое мужчина, čia apie mane dainavo. Nu, nežinau, duok dievę, kad apie tave dainuotų. Aš manau, kad apie mane dainavo, žinau. Nu, jeigu tu taip sakai, tai taip ir yra. Ką veikė? Nieko, nu ką aš galiu veikti. Lauki skambučio, ne? Laukiu. Tai kur, kada ir kaip? Nors ir dabar. Valanda 200 litų. Visais išskyrus analinį seksą. Wow. Kaip viskas taip greitai čia sprendžiama. Na, tai gini maži vaikai esam. Nežadu aš vedžioti tavęs už nosytės, ar ten baudinėti, žinai, kažką. Sakau tiesiog taip, kaip yra. O čia jau daugiau žinai tau spręsti. Esi jojus ant žirgo? Ne. Nes aš tai esu, žirginą turiu, bet šiaip tik tai paklausiu. Klausyk. Nors čia mano svajonė yra. Rimtai nori pajudinėti ant eržilų? Aš vasarą galiu tave pasimti? Nu, jeigu rasim bendrą kalbą ir dar iki vasaros palaikysim ryšį, tai būtų malonu iš tavo pusės. Tau patiktų, man atrodo, judinėti. Tau juk patinka judinėti. Aš nežinau, ir dar kartą sakau, kad nebandžiau, kaip aš galiu sakyti. Nu, ant eržilų nebandėjai, bet ant... Esi judinėjus, man atrodo, savotiškai. Savotiškai. Man atrodo. Klausyk, aš noriu, kad tu mane nustebintum. Kuom? Nu, nežinau, ar atvažiuosi, aš noriu, kad tu mane nustebintum. Kažkuom tai. Aš viską padarysiu. Būsi mano vergė, ar aš tavo vergas? Kaip? Būsi mano vergė, ar aš būsiu tavo vergas? Už vergavimą eina papildomi pinigėliai. Tu visur matai pinigus, klausyk. Ne, Būkim paprastesni. Ne viena manęs priklauso. O galėsi tu mane šiek tiek griežčiau? Taip, galėsiu. O kaip? Kurio prasme kaip? Įsakinėti tau? Aš noriu, kad tu mane vadintum. Galėsiu daryti viską, ką tu norėsi. Vadink mane, vat. Vadink mane, va taip, kaip dabar pasakysiu, palauk. Klausyk, ar jūs viskas. Norėsi, atvažiuosi, nenorėsi, viskas. Neturėsiu laiko per telefoną žaisti ar siminėti sekti. Jeigu tu manėsi atvažiuoti, prašom paskambinti, paskeisi adresą. Iki. Kokie mes pasikėlę. Tai business reikalai is fast, go. Jo, čia bet, kaip turkių siurblį padarinėti. To liežuvis pasakyti? Ne, apsiverčiu, aš galvoju. Aš norėjau pažiūrėti, ką Dživanis sugalvo savo pošlą. Vadink mane, nugalvo, Vadink mane taburetę. Duosi kitą kartą. Man tai keista, žinai, atrodo, kad kalbėtum, kaip pardavinėja kažkokį daiktą. Panašiai ir aš, manau. Nu taip. Savo putę pardavinėja. Žinai,